Labas vakaras. Taigi, aš esu Irina Martynova ir norėčiau iš tikrųjų pristatyti jums temą ganėtinai kvailą, bet gan aktualią mūsų visuomeniai. Taigi, kaip ir kodėl reikia atsakinėti durnus kvailų žmonių klausimus. Pripažinkime, visi kiekvieną dieną esam susidūrę su tokiu dalyku ir tikrai, mano nuomonė, reikia mokėti atsakinėti į juos. Ir kiekvieną dieną mes susidurėm su labai plačia paletė žmonių. Vieni jų būna labai aukšti, kiti jų būna labai žemi. Ir su visais jais reikia mokėti rasti bendrą kalbą. Bet nedažnai mes randame su jais bendrą kalbą, todėl savo pranešime aš norėčiau jums papasakoti, kaip reikėtų rasti tą kalbą su tais žmonėm. Ir antras dalykas, kuris susijęs su žmonėm, žmonės užknisa. Galite juoktis, galite nesijuokti, bet jie užknisa dėl labai daug dalykų. Vieniems smirda iš burnos, kiti labai garsiai nusišneka, o treti klausia labai kvailų dalykų, tokių, kodėl šiandien nerodo krepšinio šitam bare. Taigi, tęsiant toliau, būkim biedni, bet teisingi, dažniausiai durnų klausimų klausia moteris. Aš galbūt nesu viena iš jų, nes išmokau atsakinėti kvailus klausimus ir, nesupykit merginos, taip yra. Atsakinėti į kvailus klausimus reikia labai greitai ir daug nemastant, bet turėtų būti labai taktiškas atsakymas, nes jeigu jūs daug galvosite į kvailą atsakymą, tai yra į kvailą klausimą, jūs suteiksite dar kvailesnį atsakymą. Biškį tylos pauzė. Bet kai žmogus gauna labai trumpą ir kandų atsakymą į savo idiotišką klausimą, jisai susigėsta. Tada jisai nutyla kažkuriam laikui ir bando apmastyti, ką jisai padarė ne taip. Tai užtrunka nuo kelių akimirkų iki kelių savaičių, bet kai žinoma, gėda yra labai subtilus dalykas ir kiekvienas ją supranta savaip. Bet kai žmogus supranta, kokią jisai klaidą padaro, jisai visais įmanomais būdais stengiasi ją ištaisyti. Ir vieni užsidaro savyje, labai ilgai galvoja apie tai, kaip ir kodėl reikia daryti, bet aš manyčiau, jeigu jūs klausėte labai dažnai durnų klausimų, jūs turite tiesiog imti ir atsakinėti į jos savais žodžiais. Taigi, mokslas, kaip reikia atsakinėti į durnus klausimus, atsirado labai senai. Kai dar mes nebuvom gimę ir tikriausiai, kai tik suprato žmonės, kaip reikia šnekėti, jie pradėjo uždavinėti labai kvailus klausimus. Taigi vėl truputėlį tylos. Bet jeigu jūs norite išmokti, kaip reikia atsakinėti į durnus klausimus, jūs turite išstudijuoti begalę literatūros, praleisti krūvą laiko prie vadovėlių arba kitokio plauko pramogų. Bet kai jūs išmoksite tai daryti, tikrai paminėsite mane gerų žodžių ir sakysite, va, Irina pavarė ant scenos. Ir vagi, dabar jūs paklausysite trumpai mano pranešimo ir galėsite džiaugtis išėję iš šito baro ir sužinosite, kaip reikia atsakinėti durnus kvailų žmonių klausimus. Bet aišku, aš jums nepapasakoju visos esmės, kaip reikia tai daryti, tai to jau pasikeis skaidrė ir aš jums papasakosiu. O viskas veikia labai paprastai. Yra tam tikra schema, kurią jūs pamatysite vėliau ir kai pas jūs ateina žmogus, pasikartosiu, jūs turite labai mažai laiko pagalvoti ties atsakymu. Ir ką čia toliau pasakyti? Tai vagi, kaip matote, yra schema, čia biškai įsiterpsiu, parodysiu. Matote, yra linksmas veidelis, tai jisai simbolizuoja žmogų labai laimingą, ateinantį pas jūs su kvailu klausimu. Jūs tada tampate piktu, suprantate, kad jisai klausia jūsų idiotiško dalyko, tarp jūsų įvyksta konfliktas, tada žmogus, kuris klausia jūsų klausimą, tampa labai piktas ir galiausiai jūs liekat laimingas. Kaip žinia, situacijų būna labai įvairių ir kiekvienoje situacijoje reikia elgtis savotiškai. Bet yra kelios pagrindinės taisyklės, kaip reikia elgtis ir kaip nereikia elgtis, atsakinėjant į durnus kvailų žmonių klausimus. Tai visų pirma, reikia pasitelkti labai visokių daug įvairių taisyklių, bet ko tikrai negalima daryti, tai pasitelkti principą natūraliai. Tai yra nieko nematau, nieko negirdžiu ir nieko nesakau. Nes jeigu jūs tylėsite žiūrėdami į žmogų, kuris jums uždavė idiotišką klausimą, jisai pamanys, kad taipogi jūs esate totalus idiotas. Taigi, pirmoji taisyklė, atsakinėjant į kvailą žmogaus durną klausimą, yra, jūs turite pasižiūrėti tiesiai jam į akis, smerkiančių žvilgsnių ir greitai pagalvoti, kaip jūs turite atsakyti jo klausimą.
Jeigu galvojimas užtrunka labai ilgai, tiesiog nusišypsokit, nes šypsena yra bendravimo elementas. Ir antroji taisyklė, jūs turite žaibo greičiu atsakyti į jo klausimą. Belenkaip kandžiai, ir tarkim, kai va matėt, prieš tai buvo pavyzdys ar kakoji, tai atsakyti ne, šiku. Bet jokių būdų reikia neįžeisti žmogaus, nes kai žinot, jeigu įžeidžia, tai tada būna labai blogai, visi pykstasi ir to viskas pasibaigia. Trečioji taisyklė, jūs turite dar plačiau nusišypsoti žmogui, palinkėti jam geros dienos arba gero vakaro, vaisingų metų ir taip toliau. Ir tada, kai jūs laimingai sutinkate žmogų, jisai taipogi jūs palydi laimingai. Ir tada jūs bei jūsų šeima liekat visi labai patenkinti ir išsiskirstot savais keliais. Dabar, kadangi jūs esat sutelkę labai daug žinių apie šitą idiotišką mokslą, kaip ir kodėl reikia atsakinėti į kvailus durnų žmonių klausimus, jūs galite pasisukti iš savo kolegą iš dešinės arba iš kairės.